tikrųjų labai džiaugiuosi, kad čia šiandien atėjau, nes buvo labai įdomu klausyti kitų failų istorijų. Ir ką išsinešiu tikrai, kad kai kitą kartą pamatysiu, kad LRT rašo, kad kažkas numirė, tai galimai nebūtinai tiesa. Ja. Va, bet iš tikrųjų, aš šiuo metu esu Tele2 IT projektų vadovė ir tas failas, kurį aš noriu papasakot, yra ne iš mano darbo Tele2, bet šiek tiek susiję. Nors šitam darbe, va dabar taip spontaniškai prisiminiau, mum irgi kaip žurnalistam pasitaiko ne tuos mygtukus paspausti ir kažką išpušint. Tai čia tokį vieną irgi pamenu, kad paspaudžiu aš tą mygtuką, ramiai išėjau pietaut, po valandos grįžtu, o ofise kaip bičių avilys. Visi laksto, kritinis masinis incidentas, kontaktų centras lūžta, tinklo inžinieriai laksto, nieks nesupranta, kas atsitiko, 500 000 klientų liko be ryšio. Ir toks, ups, 2 mėnesį dirbau. Tai net leido. Jo, džiaugiuosi. Bet iš tikrųjų noriu papasakot kitą istoriją, kaip Simona jau užsiminė. Buvo toks prieš metus gyvenime etapas, startuolio bandymo etapas ir tai buvo ne tik failas, bet tai buvo ir vienas gražiausių mano gyvenimo nuotykių ir jis buvo ne mano vienos, buvo komandinis, tai komandai failint smagiau. Va. O nuo ko viskas prasidėjo, tai ne veltui aš šitą Tele2 taip užakcentavau, iš tikrųjų prasidėjo nuo to, kad, įsivaizduokit, 4 sėkmingi kolegos, skirtingų produktų vadovai, dirba puikioje įmonė. Įmonė tikrai labai gera, kultūra aukščiausio lygio, kolektyvas nuostabus, galimybių tobulėti, augti labai daug. Tuo metu aš jau 4 metus dirbau Pildik produkto vadovė, tikrai labai įdomus darbas. Team buildingai, fantastiški. Žodžiu, va, tai tie team buildingai privedė prie ko? Privedė prie to, kad 4 žmonės pradėjo vis daugiau draugauti, bendrauti ir taip kažkaip pradėjom kalbėti apie tą ateitį. Tai kas čia toliau su ta karjera bus, tai nežinau, tai ko mes čia būsim užaugę, kas kokių čia svajonių turi ir mes supratom, kad mes turim bendrą vardiklį. Mes visi norim pabandyti sukurti kažką savo. Ir tokį, žinot, ne tai, kad kepiklėlę kokią ten ant kampo ar kokį pirk parduok ten versliuką mašiną, ne? Mes norim kažką tokio, vat, wow, va tokio, vat, didelio, va tokio. Va, ir kaip mes tariam, taip ir padarėm, nu tai ką, svajonę turim, komandą turim, ko reikia, idėjos. Gerai, reikia idėjos. Nu ir kaip šiandien atsimenu, ryte atsikeli, kur čia kokią idėją, vakare eini miegot, kur čia kokią idėją, pabrinstorminkim ten savaitgaliais prie kavos, po kavos, vietoj kavos, sodyboje ant žolės gulim, brinstorm galvom. Ir atėjo ta idėja, kur suklikino visiems 4. Ir dabar galvoju, ką reiktų gal papasakot, kas čia per fantastišką idėją, pabandyčiau papičinti kaip investuotam, bet senai dariau. Lietuvių kalba neteko turbūt netgi, tai įsivaizduokit, kad šiai dienai, kai online pirkėjas nori nusipirkti kažkokį namams, naują elektronikos prietaisą, nežinau, dulkių siurblį, kavos aparatą, telefoną, žmogus vidutiniškai praleidžia 3 dienas ieškodamas informacijos ir atsiliepimų apie tą daiktą. Ir 80% žmonių nori ne reklamų, ne gamintojo informacijos, nori kitų žmonių atsiliepimų ir nori pageidautiną video arba vaizdo turinio. Tai va, tai mes žinodami šitą trendą sugalvojom, kad būtų labai gerai sukurti tokią video apžvalgų platformą Trusty Shopper, patikimas pirkėjas, kur žmonės, paprasti pirkėjai, nusipirkę kažkokį daiktą, padarytų trumpą video apžvalgą su rekomendacija pirkti arba ne, ten tam tikras savybės užžymėtų, įkeltų į mūsų platformą, mes tada viską sugrupuojam ir atiduodam e-shopam už tam tikrą kainą naudoti prie savo prekių aprašymų. Visi laimingi, dalinamės pajamom su turinio kūrėjais. Ir idėja mums atrodė labai perspektyvi ir faina. Tai vat pradėjome mes tiesiog vis daugiau dirbti. Tai įsivaizduokit, kokia buvo diena mano, ar ne? Vat atsikeli ryte, greit varai, tai darbą Tele2, ten kokie 6, 7, 8 mytai per dieną norma. Po darbo susitinkam vakare, greičio savo tą idėją skaičiuojam, ieškom rinkos analizės, darom, konkurenciją analizuojam. Grįžti namo, vaikai jau miega, išvažiuoja į darbą, vaikai vis dar miega. Moteris turbūt supras mane, kai ateina tas momentas, kai supranti, kad į kirpyklą nebegali kada nueiti. Tai tas laimės indeksas labai greit krenta. Ir va, ir ta mūsų idėja ir jos vystymas pradėjo labai valgyti asmeninį laiką. Tada kitas svarbus momentas, mes pavargom, nes tu plėšaisi tarp 2 darbų, ar ne, ir ten asmeninio gyvenimo iš vis 0.
Kas dar labai buvo svarbu tame etape, mes pradėjom idėją tikrintis, pradėjom kalbėti su potencialiais investuotojais, žinomais verslininkais ir žiūrėti, ką jie galvoja. Ir labai kažkaip gerų atsiliepimų sulaukė, mus labai paskatino. Tik tai visi pabrėžė vieną dalyką, kad hebra, jeigu norit normaliai rimtai daryti, jums reikia full time, reikia visišką rodyti įsipareigojimą ir turit tikrai fokusuotis į tą veiklą, tai yra labai didelis signalas investuotam, kad jūs tikit. Tai ką mes padarėm? Padarėm vieną dieną, atėjom visi 4 pas vadovą, kaip šiandien atsimenu, sausio 11 buvo. Ir sakom, mes išeinam. Ta prasme, kaip visi 4 vienu metu, įmonės istorijai to nėra buvę. Taip, mes visi 4, išeinam. Tai visokių tų reakcijų buvo kur, nes sutikit, kai tau ne 20, turi vaikų, paskolų, ne kitų įsipareigojimų, esi pripratęs prie tam tikro komforto lygio, ten pilnas Facebookas kelionių iš Maldyvų ir Tenerifio, o tu išeini iš stabilių pajamų į niekur. Tai turi būti arba labai kvailas, arba labai drąsus. Tai buvo tokių, kur sakė, atvirai man tikrai, prisipažinsiu, sakė, tu durna, ką tu darai, eik pas tą vadovą, atsiprašyk, gal priims tą pareiškimą, suplėštis, žodžiu, dar kol nevėlų. Buvo, kas sakė, šaunuoliai, labai gerai, kad naudojatės tuo momentu now or never, eikit ir darykit. Ką mama sakė, tai jūs nenorit žinoti. Bet mes žmonės ryžtingi, iš tikrųjų atšventėm didelės, storas, lietuviškas, 2 dienų išleistuvės, gavom daug dovanų, daug palinkėjimų ir išėjome savo naują realybę. Taip, kad suprast, iš kur į ką. Tai iš tokios aplinkos. Čia yra Tele2 ofisai Švedijoje ir Lietuvoje. Maloni, graži, tokia motyvuojanti aplinka į šitą naują ofisą. Čia yra palėpė pas kolegą namuose, neįrengta palėpė, kur, žinot, betoninės grindys nusipirkom kilimą, patėsim, sakėm, bus gerai, kad per dulkes nevaikščiat. Į tą vienaragį gavom dovanų per išleistuvės, pripučiama didelis, sakė, kad kiekvieną dieną prisimintumėt, ko iš čia atėjot. Ir mes kaip save guodėm, iš tikrųjų, kad, tai gerai, tai tą palėpę, čia viskas fainai. Visi žinomi pasaulio brandai, Amazonas, Google'as, Apple'as, jie pradėjo nuo garažų. Tai mes čia prie jų, prie hebros, net nuotrauką radau, kad nemeluoju, iš tikrųjų. Ir buvo labai teisingas žingsnis. Kai tu kuri verslą nuo nulio, reikia taupyti kiekvieną eurą, palauks tie fancy ofisai. Tai ir prasidėjo mūsų tas darbas, prasidėjo nauja realybė, pradėjom labai stipriai dirbti ties pačių produktų, jau to technologinių sprendimų, programavimo, susitikimai su dizaineriais, su programuotojais, su Google CEO specialistais. Darėm tas klaidas tokias vadovėlinės, kur, žinot, visur visi daro viską. Jeigu į susitikimą einam, tai tipo 4, nes po vieną kažkaip nedrąsu. Jeigu reikia sugalvoti kokį tekstą, tai sėdim 4, galvojam, toks baldakas, kol paskui kažkurio momentu supratom vėliau, kai jau daug laiko sudeginom, kad reikia skirstytis tom pareigom, taip negalima, ar ne? Tai darėm daug, be produkto kūrimo buvo labai svarbus etapas irgi, kad reikėjo būti matomėm. Pradėjom labai daug važinėti, susitikinėti su investuotojais ir parodysiu, ką sukūrėm iš tikrųjų. Daug visokių konferencijų, renginių ir mūsų tas produktas, čia platformas yra prototipas, kai jis gimė, tada jau pradėjo investuoti į mus dar rimčiau žiūrėti. Čia yra testinė versija, kurios mes taip ir nepaleidom. Tai, man tai labai, nežinau, graži. Ir kur vėl buvo, ar ne, ką mes labai daug laiko sugaišom, mes norėjom iš karto tobulą tokį produktą paleisti. Kad būtų viskas, čia iš karto daug tų čia tų funkcijų, čia tų navarotų, čia viskas čia faina, negerai, labai daug susidegino laiko į dar daugiau pinigų. Tai kaip vienas mentorius mums pasakė, žinot, jūs turit nuo idėjos iki paleidimo į rinką, per mėnesį tą prototipą paleisti, turi būti toks paprastas. Ir man parodė, kaip atrodė Airbnb pirmas variantas, tai tokia ugly version. Aš atsisėdus, jūs atsisėdę su Paintu, dabar gražesnį tą puslapį nupieštume, negu jie atrodė, kurie yra dabar, žinom, kurie yra dabar 77 milijardai rinkos vertė. Tai mes norėjom iškart būti tokio lygio, kaip tie 77 milijardai, sudeginom daug pinigų. Čia taip mūsų atrodė kiekvieną dieną, susirinkimai, braižom, perbraižom, galvojam, dėliojam, perdėliojam, žodžiu, tų idėjų, čia kažkas nepavyko, čia analizę dar vieną, dar perskaičiuokim, perdėliokim. Į renginius, kaip sakiau, važinėjom, būkim matomi, pitchinam, dalyvaujam konkursuose, hackatonuose, akceleratoriuose, preakceleratoriuose.
praėjo pusę metų nuo išėjimo. Iš tikrųjų buvo metai nuo tada, kai mes tą idėją pradėjom vystyti, bet pusę metų nuo išėjimo. Ir mes supratom, kad ne pagal planą viskas. Mes galvom, kad tikrai kokiu pusę metų užteks ir mes pritrauksim tą investiciją ir viskas bus puikiai. Bet ne, mes atsidūrėm tokiam užburtam rate, kur tu ateini pas investuotojus ir sakai, va čia mes tokie faini, mūsų čia toks fainas prototipas, jie sako, viskas su jumis gerai, mums tinka, patinka, bet sugrįžkit vėliau, kai turėsit jau veikiantį daiktą, pirmas pajamas, pirmus klientus. Nu gerai, o tam, kad paleisti į gyvenimą ir užbaigti programavimą, skirti normaliai lėšų marketingui, mums reikia pinigų. Pinigų nėra. Duos pinigų, kai bus produktas. Produkto nėra, kol nėra pinigų. Ir tu tokiam užburtam rate sukiesi, kur, kaip šiandien atsimenu, vienas iš paskutinių buvo konkursų, kur mes jau praėjom ten iki pat finalo startuolių, ten dėl didelės investicijos. Ir mes pičinam, ir pičina ten vienas kitas startuolis ir sako, tai mes tai čia va, praeitą mėnesį 40 000 pajamų gavom, kitas sako, mes tai čia va 38, o mes tai va fainą prototipą turim. Nu tai aišku, kad ne. Ir atėjo ta diena, kai supratom, kad mes nepasiruošę toliau su ta nežinia gyventi, nes ne pagal planą viskas. Ir ta rinkos situacija labai pradėjo keistis, kas prasidėjo pernai. Karas, energetikos krizė, beprotiška infliacija, čia kalbos apie ekonomikos nuosmukį, labai pasijautė mums investuotojų, su kuriais kalbėjom pradžioje ir po to vėliau nuotaikų pakitimas. Jie pradėjo daugiau tų saugių investicijų ieškoti. Ir mes supratom, kad ta nežinomybė nebeapibrėžta, nebeužteks mums čia nei pusės metų, nei metų. Ir turbūt man tai Vini asmeniškai kalė vienas labai toks gerbiamas žmogus, jis sako, viskas čia su jūsų ta hebra gerai. Idėja gera, čia sprendimas geras, viskas čia gerai, bet jums sako, čia su tokia idėja, tai žinok, 3 metų mažiausiai reikės išvystyti, tai sako, prepare yourself for 3 miserable years. Ir oh my god, nebuvom tam pasiruošę, tai priėmėm sprendimą, kad geriau gal darykim tą fail fast ir skirstomės. Tai mes papuolėm iš vadovėlio, net ištraukiau į tą tipinę duobę, kur yra Valley of Death. Tai šitoj pusėje miršta daugiausiai startuolių, tas entuziazmas lopsta, nusivylimas ateina ir tos investicijos ne visada taip greit pasiekia. Bet nepaisant to, aš tikrai turiu labai įdomių pamokų, ką iš to išsinešiau ir taip kelias galvoju, net pabaigai paminėsiu. Tai pirmiausia komanda. Ar ne? Vat, faina komanda, faini 4 draugai, geri draugystė negarantuoja gerų rezultatų. Ir tikrai no-go yra vienodo profilio specialistai, mes visi buvom geri vadybininkai, geri produktų vadovai, bet nei vienas nebuvom nei IT specialistas, o kūrėm tą IT startuolį, nei vienas video turinio kūrimo specialistas, neturiu supratimo, kaip video daryti. Ir ką, ir visko gali išmokti ir mokėmės, bet kai pinigų nėra, laikas bėga, stresas auga, tu neturi tam laiko, tai darant startuolį, privaloma turėti tos srities ekspertą. Toliau idėja, vėl, viskas gal ir gerai su ta idėja, bet iš tikrųjų ne nuo to reikia pradėti. Va dabar kaip galvoju, po tų visų mentorystės sesijų, kaip žmonės dažnai pradeda verslą ir mes taip pat, va tipinė klaida. Tai kas kokių gerų idėjų turit, arba hebra, turiu gerą idėją, ne taip. Reikia ieškoti problemų. Ir problemų reikia ieškoti tokių, kad žmonėm taip skaudėtų tą problemą, kad jie norėtų už tą sprendimą mokėti čia ir dabar. Ir tas sprendimas turbūt toks maksimaliai paprastas pradžioje, kad tu galėtum pasitikrinti, ar tikrai važiuoja, o ne kurti ten fancy dalyką ir panašiai. Kas dar apie idėjos pasitikrimą? Reikia išeiti iš savo burbulą. Neišėjom pakankamai. Mes savo idėją pristatinėjom savo aplinkos ratui pradžioje, tai žinot, subjektyvumo daug, tai jau čia fainai idėja, gera, viskas čia puikiai. Bet mums reikėjo daugiau kalbėti su potencialiais pirkėjais, potencialiais klientais, dar daugiau tų investuotojų. Ir rinką, beje, nepaminėjau, mes šiandien apie Lietuvą kalbėjom apie Ameriką. Tai mes tai čia Amerika kažkur ten ir reikėjo daugiau pačią rinką išanalizuoti, su tais pirkėjais pakalbėti. Tai buvo didelis feilas. Bet turbūt viena esminių priežasčių, aš galvoju, tai buvo, mes neturėjom plano, kas bus, jeigu viskas eisis ne pagal planą. Aš tikrai žinau tą statistiką, kad pasiseka 1 iš 10 startuolių. Bet tikrai neturėjau minties, kad mes būsim ten tarp tų 9. Tikrai buvo, mes tai būsim tas vienas. Ir kaip mes atsimenu, šiandien kalbėdom, o kas bus, jeigu mes tos investicijos šiandien gausim per pusmetį, bet toks hipotetiškai, teoriškai čia neįmanoma. Tai sakėm, jeigu reiks, tai eisim ir boltą vairuot. Aha, kai ateina, teoriškai taip, praktiškai, kai atėjo tada, nenori tu to bolto vairuot. Ir aš galvoju, kad
kuriant startuolį, tai turi būti labai realiai pasiruošęs tiek finansiškai, tiek psichologiškai. Nu kas bus, kai ateis ta diena, jeigu liks 5 eurai ant stalo? Ar būsi nusiteikęs eit skolintis, ar būsi nusiteikęs vairuoti Boltą ir daryti viską, kad išgyventų? Tai jeigu taip, tai tada reikia irti daryti. Nu mes nebuvom pasiruošę. Va, o pabaigai, visai pabaigai galvoju tokią pozityvesnę natą, kad nepaisant to, aš nesigailiu nei vienos dienos. Tikrai, tas visas procesas ir ta kelionė, ypač tie pirmi mėnesiai, 6, kai tu tiek taip tiki tą idėją, turi tiek energijos, nu toks kaip įsimylėjimo etapas, kaip romantikos etapas, kur, nu atrodo, tu bet ką gali, tai aš labai rekomenduoju tą jausmą patirti visiems, nu, fantastiškas. Va, ir galvoju, kad feilint yra gerai, labai mėgstu šitus žodžius, kad baimė nužudo daugiau svajonių negu bet koks feilas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes pabandėm, aš labai didžiuojuosi savim, aš labai didžiuojuosi savo komandą, nes mes pabandėm, taip, mums nepavyko, bet mes išmokom labai daug. Ir statistiškai žmogui, mėgstu aš statistiką, žmogui pavyksta vidutiniškai 3 startuolis, tai va, aš dar 2 gyvybės turiu. Ir noriu palinkėti, kad jeigu kada sugalvosit kur startuolį, tai labai rekomenduoju, eikit, kurkit, pasiseks, tapsit žinomi, sukursit kažką reiksmingo, tarpsit turtingi, nepasiseks, ateisit čia. Ačiū. Ačiū, Aušra. Nuo to pripučiamo vienaragio, žinok, noriu pradėti. Pas ką dabar jisai stovi? Palėpiai. Toj pačioj palėpiai paliko? Ja, liko. Jis išėjo atvarkšą. Vienaragis liko palaikyti vaibo ofise. Kol kas liko. Buvo ta mintis, kai nusprendėm skirtis, tai ką dabar darys su to vienaragiu. Ten dar vandens galima pripūsti tam fontanus, turkščią, tai ne šiaip tam paprastas. Jo, tai kažkas iš tų pripučiamų vienaragių uždirbo daugiau negu jūs iš savo startuolio. Dėja, bet taip. Tai kol kas jisai liko pas kolegą kažkaip. Man žinai, tavo istorijų buvo įdomu, tu tai pasakai, nu ir mes tada supratom, kad nebegalim taip daugiau ir kad jau, nu jau čia kaip ir jau reikia katinti tą startuolį. O kuris pirmas tokia iškėlė mintį, kad žiūrėkit, o gal vis nepatogu visą metų be algos gyventi? Jo, atsimenu šitą momentą. Buvo toks, žinot, kai tu labai daug pičų dalyvauji, su labai daug investuotojų kalbi ir vis tas ne. Tai ir nebuvo to tokio, kas mus ir laikė, nei pirminį atgal, nes jie nesakydavo, kad ne, gera idėja, ne, jūs ne faini. Sakydavo, viskas gerai, bet jums pažangos reikia. Bet tas ne, ir ta nuotaika taip, žemyn. Ir aš atsimenu, mes ateidom į ofisą, jau tokius paskutinį gal mėnesį, ir taip ore tu net jauti tą tokią įtampą, tų juokelių mažiau tokių, ne, kažkaip tos kalbos. Ir nieks nedrįsta pradėti kalbėti. Tai mūsų startuolio vadovas Mindaugas vieną dieną atėjo, sako, nu hebra, žinokit, reikia pakalbėti, nu nebegalime čia daugiau taip tyloj, visi jaučiam, kad turim ką pasakyti ir mes susėdom. Ir jis užvedė tą kalbą ir tada jau visi jau pradėjom lietis. Aš irgi, taip. Taip, kad nu ne taip mes tikėjomės ir kažkaip ir mes ir to atostogų norim, ir vaikų būreliai kainuoja, ir ką dabar daryti, ir to apibrėžtumo nėra. Kas labiausiai gąsdino, kad 3 metai, o gal dar daugiau metų, nu tai iš kur tų pinigų dabar gauta, ne? Tai va taip mes nuo to Mindaugo turbūt vieno paraginimo pasikalbėti, pradėjom kalbėti ir skaudu buvo, aš vis dar galvoju, iki šiol ta mintis kartais grįžta, gal ir per anksti pasidavėm, nu gal dar būtų už mėnesio koks investuotojas atėjęs. Ypač, žinot, paskaitai tokių istorijų, kaip kad, nežinau, Canva, tokia yra dizaino programėlė, ne, tai Canvos kūrėja, jinai yra suskaičiavus, jinai išgirdo ne 122 kartus. Mes tai gal kokių tik 30, dar ne visą išnaudojom galimybę. Tai žiūrėk, dar tie 3 metai ir buvo likę. Jo, kaip ir, ne? Reikėjo pragyventi. Kažkas klausia, ar netraukia atgal į korporatyvkę, bet tai tu grįžai atgal. Grįžau, čia kita istorija. Papasakok apie šitą. Ta prasme, vis pirma, tai koks jausmas grįžti atgal pas vadovą po pusės metų? Ne pas tą patį, ne pas vadovą. Ok, papasakok, papasakok, kaip šita dalis vyko. Ar jūs visi 4 grįžot, ar tu viena, kaip čia visas išsirišo? Skirtingai tie likimai susiklostė, bet tas etapas, jau kai mes nusprendėm, kad nu viskas, stabdom, baigiam, tai nemeluosiu, aš buvau kokių 2 mėnesių tokių liūdesio duobėj, toks, kaip sakiau, buvo tas įsimylėjimo romantikos etapas, kai tu kažko tiki,
Tai po to atėjo gedulo etapas, kur 2 mėnesius, nu, literaliai tu nenori nieko, aš nebenoriu dirbti išvis, nedirbsiu niekada, nieko nebenoriu, bet, nu, kažkaip po to susijėmi rankas, nu, pradedi gyventi toliau ar nesusitaikai su tą nesėkmę. Ir aš papaustinau LinkedIn'e apie tai, kad mes čia baigiam, ten ką mes čia, vat, ką padarėm, ko nepadarėm. Ir aš gavau pasiūlymą iš Tele2 sugrįžti namo, priėmė dukrą paklydelę atgal. Ir šiaip labai gerai susiklostė. Aš grįžau į kitą poziciją, į man įdomią poziciją, dirbdama Startuolį, aš supratau, kad IT dalis mane domina labai ir aš grįžau dirbti į IT skyrių. Tai labai gerai gavosi, sakyčiau, nes dirbdama tenai turbūt nebūčiau perėjus į kitą skyrių, nes nu kažkaip tam savam skyriui, nu toks geras buvo vaibas, taip susibendravę, nu nebūčiau turbūt žengus. Ir pagaliau supratai, kiek IT dalykai kainuoja. Taip. Ir ne veltui, dabar žinosiu kitą kartą. Business case, kai reikės pradžiai sudėlioti, nuo IT pradėsiu dalies. O kalbant apie pinigus, tai kiek konkrečiai jums investicijų reikėjo, kad išvažiuotų jūsų šitas produktas? Pradžiai mums reikėjo bent 200 000. Tai yra tipinis, ar ne, va tos presidinio startuolio investicijos dydis. Tai mes ir buvom paskaičiavę, kad tai būtų labai gerai pačiai pradžiai. Dalį, aišku, buvom jau savo suinvestavę, tai... O buvot gavę 0 ar kažką buvot gavę? Buvom gavę 0. Buvom gavę daug pažadų. Tai kiek sudeginot, skaičiavot, kiek sudeginot per pusę metų? Skaičiavom, nenoriu sakyti, sudeginom normaliai. Labai įdomu. Kiek burelių? Daug burelių, vaikai robotikos nelankė tais metais. Nu, brač. Čia tokia anti-investicija išėjo šitą vietoje, bet, žodžiu, dar turit gyvybių. Taip. Tu grįžai. Gavus gerą investiciją į save, į mokslą, į mokymus. Būtent, gavus investiciją į save ir iš Tele2, beje, vienas žmogus, kuris yra irgi kalbėjęs pas mus scenoje, jisai kažkada yra sakęs, kad jisai yra 5-ženklė ir 6-ženklė sumą praganęs įmonėje. Ir jis jau nuleidęs ausis, akis nuėjo pas vadovą ir jau galvojo, viskas, krisiu iš darbo, sako, va dabar aš tavęs tikrai neatleisiu. Matot, kokia gera įmonė, neatleidžia, priema atgal. Taip, visai reikia dirbti Tele2. Gerai, dar 2 gyvybės, ar turit noro, polėkio dar kartelį pabandyti kažkokį panašų nuotykį? Čia galimai mano vadovas irgi žiūrės po to video, tai negaliu viešai sakyti, bet šitame etape gyvenimo turbūt ne, nes reikia pabūti bangose, reikia pabūti ir ant žemės. Tai dabar aš pasakiau savo, kad aš stovėsiu ant žemės. Aš labai daug mokausi ir mano darbas irgi yra labai intensyvus ir tie IT projektai irgi su visokiais kalneliais, tai kol kas negalvoju. Bet ar duris uždariau? Ne. O šiaip tai įdomus dar tas buvo faktas, kad jūs 4 panašių kompetencijų žmonės ir kaip ir gera ta frazė buvo, kad gera draugystė negarantuoja gerų rezultatų arba kad būsit gera komanda. Man atrodo, jūs turėjot pakankamai anksti suprasti, kad pas jūs trūksta tam tikros kompetencijos komandoje. Ar bandėt ieškoti žmogaus kaip co-founderio? Bandėm. Ir radom. Ieškojom, ko mes supratom, nu visgi tai yra digital, nes kaip startuolis mes ieškojom IT žmogaus. Labai sudėtinga surasti tikrai IT žmogų, CTO, ne, kaip mes jį pavadinsim. Tai, nes tie žmonės paprastai dirba gerose įmonėse, uždirba labai daug ir juos čia prikalbintų dabar čia savo vakarus ir savaitgalius skirk tai rizikai, neaišku kam. Tai mes tai 4 draugai, o vat, jis toks žmogus iš šono, bet mes buvom radę tą žmogų. Jis prisijungė ir mums nepasisekė, nes po kelių mėnesių jis gavo labai gerą pasiūlymą, kur kirtosi su šitą veiklą, nu ir mes jo vėl taip pasidžiaugiam ir praradom. Ok, supratau. Dar grįžtant prie tavo tokių, tu vis užsimeni, žinai, apie tai, kad, nu, gal ir per anksti čia, žinai, iš šito išėjom. Yra, Laura, faina klausimą. O jeigu dabar kas nors duotų tos 200 000 eurų, tai ir prie šitos idėjos grįžtumai ar ne? Grįžčiau. Grįžtum, ar ne? Tai jeigu turi 200 000 eurų... Taip. Tai, bet iš darbo neišeičiau. Iš darbo neišeičiau. Gerai. Ačiū tau, Aušra, labai už tavo istoriją.